Šiame epizode pokalbis su profesoriumi Gintautu Mozgeriu. Šiuo metu jis yra Vytauto Didžiojo universiteto Miškų ir ekologijos fakulteto Miškų mokslų katedros vadovas. Kokia miškininkystė buvo, kokia yra ir kokia bus, tiesiogiai nulėmė ir miškų likimą. Kalbėjome apie tai, kad dogmos nebūtinai yra blogas dalykas ir tik suvokė, kad pagrindus galima keistis iš esmės. Kviečiu pasiklausyti. Sveiki, Gintautai. Labas. Malonu atsitikote dalyvauti čia ir pasakoti daugiau apie miškininkystę iš savo perspektyvos. Tai gal galite pristatyti, ką dabar veikiate gyvenime profesiniam? Jeigu nuo pat pradžių, tai pirmiausia, aš tai dirbu Vytauto Didžiojo universitete, Žemės ūkio akademijos Miškų ir ekologijos fakulteto Miškų mokslų katedroje. Esu tos katedros vedėjas, o kartu universitete natūralu, kad tu turi užsiimti tiek mokslinę veiklą, tiek ir dėstyti. Ir mano dalykai yra susiję labiau su miškotvarka, miško naudojimu, planavimu, informaciniam iš dalies technologijom. O per mokslinę veiklą natūralu, kad tu negali būti siauros srities specialistas, tu turi būti labiau universalus ir matyti ne tik tai, kas tavo interesų sferoje vyksta, bet kas ir aplink dedasi. O kaip susiklausė, kad miškininkystę pasirinkot apskritai? Kokios dar buvo alternatyvos? Sena istorija, dabar net ir nebeatsimeni. Jeigu grubiai. Ne, jeigu grubiai, tai buvo dar kaip sovietmetis, gudus sovietmetis, 84-85 metai. Tada pirmiausia galvodavai, galbūt ir rinkdavaisi kažkur tai kryptį, bet galvodavai, šiek tiek ir pragmatiškiau, kur stosi, kokie egzaminai, ką mesgi laikėme stojamuosius egzaminus. Ir tiek, kad aš, aišku, tada buvo irgi variantas, gauni siuntimą, tau reiškia, įstojus stipendiją mokės, tu turėsi garantuotą darbo vietą, tai čia ir mano atveju buvo. Mano buvo 2 pasiūlymai, arba stoti į Žemės ūkio akademiją miškininkystę, arba stoti, tada dar visi buvo inžinerija, kažkas su aplinkos kraštovaizdžio, kažkas dizainas ar panašus dalykai, net jau nebeatsimenu, bet Kaunas vis tiek yra arčiau. Man bent jau, tai kažkaip taip. O kur jūsų gimtasis kraštas? Aš tai esu nuo Viekšnių, tada buvo Akmenės rajone, dabar Mažeikių rajonas. Aš turėjau kolūkio siuntimą ir kolūkios ten šimtus gal hektarų turėjo miško ir paprastai tai būdavo tada etatas. Aišku, šitą kolūkį niekados taip ir nesugrįžau. Buvo jau tada prasidėjo virsmas ir realiai sudirbęs ir šiek tiek girininkijoje, paskui kaip tai rado aspirantūrą ir taip ir užsilikai Kaune. O kaip skiriasi studijos tuomet ir studijos dabar miškininkystės? Čia irgi yra sunku vertinti, iš kieno pozicijos žiūrėsi. Iš studento. Jeigu iš studento, tai tikrai yra dabar lengviau, nes seniau tai būdavo grynas, kaip pasakyti, indoktrinavimas tų tiesų, kuriomis niekas negali suabejoti ir turi griežtai išmokti jas. Dabar galgi studentas turi ženkliai daugiau tiek laisvės, tiek ir alternatyvų, ir tas pats ir gyvenimas. Pasirinkimų, ko gero, kiekvienam žingsnėje daugėja. Tai jums studijuojant visą laiką leidot laiką Lietuvoje, ar buvo kažkokių tai išvažiavimų? Ne, tai kol tu kaip studentas, natūralu, kad nebuvo nieko. Aš baigiau 91 metais, kaip suprantat, kur toliausiai galėjai nuvažiuoti, tai iki Vilniaus ar dar kur, galbūt pačioj pabaigoje, kai kurie iš kolegų galėjo iškeliauti per jaunimo liniją kažkur tai toliau, bet natūralu, kad nieko nebuvo. Kai stojo į aspirantūrą, paskui jau doktorantūrą, niekas tada net ir neklausdavo. Kadangi buvom vieni iš pirmųjų, tai
tu žinojai, kad tu nori, nenori, reikia, nereikia, bet nuo tokių metų sausio 1 dienos tu turi būti pusę metų Suomijoje, mano atveju, ir tu niekur nedingsi, nes taip jau, tai tokiu principu ir mokinom mes tarptautinės miškininkystės. Tai Suomija teko, ar ne? Man tai, sakykime, pirmiausia Suomija, paskui prasidėjo jau ir kiti pasaulio kraštai. Suomija, kai tu po pusės metų, kai mokinaisi anglų kalbą, nuvažiuoji, tai aišku būna sunku, bet to, kai sugrįžti, tu žiūri, kad jau tu ir tą, ir aną išmokai. Ir tada nusprendėte likti universitete, toliau perėti jau. Čia, sakykime, kad tai natūralu, kai tu ateini į tą aspirantūrą, tu turi tą greičiausiai tikslą, kad vienaip ar kitaip tu būsi akademinėje aplinkoje ir tu, sakykime, aš tikrai nelaikau, kad aš esu dėstytojas visų pirma. Niekada dėstytojų net ir pilnu etatų net nepamenu, kad esu dirbęs, bet vis tiek tai yra tokia vieta, kur tu turi atiduoti duoklę studentui, bet vis tiek tai esi tu universitete, reiškia, tu esi mokslininkas pirmiausia. Ir tavo veiklos yra tik tai galbūt dalinai susijusios su tuo, ką studentams atiduodi. Tai kas jūs dabar labiausiai žavi darbe? Kas yra žavi? Kas labiausiai skatina gilintis toliau? Ne, tai gal tai vėlgi, tai kai tu atsistoji į tą kelią, pripranti išmoksti, ir tu galbūt sunku ir kitose tose rogėse įsivaizduoti save sėdinti ir važiuojantį kažkur tai kitaip ar kitur. Mokslinė pusė ir miškininkystė ir ta miškininkystės koncepcija ar jos ateitis, kaip jinai keičiasi, kas vyksta? Ne, tai mes vėlgi kaip pažiūrėsime, jeigu vienas dalykas pati miškininkystė kaip mokslas, kaip profesija, natūralu, kad jie evoliucionuoja pagal savo kokius dėsnius. Lygiai taip pat yra nemažiau, manau, svarbu ir mūsų suvokimas, priėmimas, kaip mes pažįstame, kaip mes suprantame ir natūralu, kad tas suvokimas keičiasi. Čia ilga šneka, mes gal neužteks poros valandų, jeigu vėl kalbėti apie evoliuciją, sakykime, tiek miškininkystės mokslo, tiek ir mūsų santykio su ta miškininkystė. Natūralu, kai vienas yra lygmuo, kai tu esi praktikas, gamybininkas ir tu galbūt kiekvieną dieną sprendi vieną ar kitą uždavinį ir tavo santykis yra labai specifinis. Kita vertus, kai tu žiūri šiek tiek iš šono, tu galbūt nežinai smulkmenų, detalių, tokių, kur ten reikalingos yra tam kasdieniam miškininkui, bet natūralu, kad tu turi galimybės šiek tiek kitaip žiūrėti tuos pačius dalykus, galbūt tu turi laiko permastyti tas dogmas, kurias tau kalė 100 metų į galvą ir jas, sakykime, bandyti pritaikyti prie kitų sąlygų, kitų aplinkybių. Kur čia ištenka tas miškininkas specialistas, kuris seniau buvo tokia? Tai mes vėlgi turėkime galvoje, kad dogma tai nereiškia, kad tai yra blogis. Mes kaip pavyzdžiui aiškiname studentus. Jeigu tu esi bakalauro studijose, tai tavo funkcija ir būtent yra išmokti suprasti ir visiškai net negalvoti, kas už tų dogmų slypi. Kodėl ten, sakykime, Lietuvoje miško naudojimas turi būti skaičiuojamas amžiaus klasių metodu, nors mes ir ten galbūt įžiūrėtumėm kokių tai niuansų, bet taip yra, taip visą laiką buvo daroma ir tai iš dalies yra tam tikra sėkmės istorija, kuri per dabar jau galima sakyti jau porą šimtmečių iš tikrųjų tokios praktinės šiuolaikinės miškininkystės pasitvirtino. Paimti ir įdiegti kažką naują, nežinant ant ko statysi tu naują. Natūralu, kad tai yra labai rizikinga. Čia, sakykime, esi susipažinęs su dogmom. Tu žinai,
nuo ko atsispirti. Natūralu, kad va čia tavo yra kaip ir tarkime ir ar mokslininko, ar tada to studento, kuris eina magistrantūros studijas ar doktorantūros studijas, nu ir jo jau yra paskirtis diskutuoti tas dogmas. Kvestionuoti čia gerai, blogai, kodėl taip yra, kodėl ne kitaip, kas galėtų būti, o kodėl pasaulyje yra taip, o pas mus kitaip, ar mes esame gudresni už vokietį, už švedą, ar gal tikrai mes gudresni, na ir tam, tik tai tokiu būdu pažinęs tą bazinį lygį, tu gali modifikuoti jį. Grįžtant prie amžiaus klasių, tai amžiaus klasė reiškia, kad medis pasiekęs tam tikrą amžių yra kertamas ir kokie dar yra variantai. Ne, čia jeigu vėlgi mes žiūrėsime taip grinai, čia reikia vėl einame grinai į miškininkystę. Bet jeigu taip žiūrėtume plačiau, tai miškininkystė kaip tokia, sakykime, realiai prieš 300 metų atsirado Vokietijoje, kai atsirado medienos badas, stygius pramoniai, kalnakasybai, laivybai, statybom, malkom, neturėjome kuro ar anglies ar panašiai. Ir natūralu, kad pirmiausia suformavo toksai tos medienos tiekimo tvarumo poreikis ir jisai buvo geriausiai pagrindžiamas, manoma, kad jis geriausiai pagrindžiamas yra orientuojantis į vienamžių medynų auginimų grindžiamą miškininkystę. Sakykime, tiesiog aš turiu medį nuo jo pasodinimo, auginu tam tikrą metų skaičių, vadinkime tai kirtimo apyvartą, po to viską nukertu, toje vietoje atsodinu ar palieku savaime atsikurti ir vėl dar vieną kirtimo apyvartą, 50, 100, 200 metų ar panašiai, kiti metodai, kurie sprendžia, bet visą laiką aš iš principo turiu daugiau vieną kartą, gali būti, mes galime improvizuoti, kad ten gali būti kelios kartos, kur savaime atželia pomiškis, sakykime, iš pomiškio susiformuoja antras ardas, ir nukirtęs pirmą ardą aš gal galiu gauti, vėl atkurti tą būsę medyną, bet kad tokiu atveju yra tokį mišką tvarkyti, naudoti yra geriausia, kai, sakykime, nukertu seniausią medyną, jo vietoje sodinu, atkuriu, sakykime, metams bėgant sekantis buvęs kitais metais medynas, kuris buvo jaunesnis, jis tampa vėl vyriausių, vėl jis yra paimamas, ir sukama taip ir amžiaus klasės, sakykime, tai yra tiesiog metodas skaičiuoti tvarų miškų naudojimą orientuotą į tą būtent tvarų medienos tiekimą, kad ir tai yra labai paprasta, mes suskirstome, vėlgi, sakykime, į kažkiek tai vienodo dydžio amžiaus klasių ir jas, sakykime, Lietuvoje naudojama nuo 10 metų amžiaus, tarkime, klasės, kitur gali būti ir bet kokia kitokia, 20 metų, nuo 1 iki 10 metų, nuo 11 iki 20 metų ir panašiai. Ir tada naudojama yra skaičiuoti labai paprastai, tarkime, jeigu aš planuoju 10-mečių išnaudojimą, tai žinau, kad aš turiu tą vyriausią amžiaus klasę ir ją planuoju, sakykime, kurie laikau, kad tai yra brandus miškai, pagal tą suvokimą kirtimo amžiaus nusistatytą ribą jį nukertu. Kita, sakykime, tie patys vokiečiai greitai suvokė, kad yra sudėtinga užtikrinti ir tą patį medienos tiekimo tvarumą centrinėje Europoje, naudojant tą vienamžių medyno auginimų grindžiamą principą. Ir tada susiformuoja visai kita koncepcija, kuri miškininkystė grindžiama nuolatinė miško danga, bet kai mes iš principo turime įvairiamžius medynus, kai medyno amžius visiškai yra nebesvarbus kaip kriterijus planuojant naudojimą, bet jeigu mes turėsime medyną, kuris yra išaugintas orientuojantis į tą vienamžių medyno auginimą. Čia ir patį, ko gero, mokina kai dendrometriją studijuoti, kad, sakykime, medžiai pagal storį yra pasiskirstę pagal normalų įskirstinį, kur ten yra daug vidutinio dydžio medžių, mažai plonų ir mažai storų medžių.
Jeigu mes orientuojamės ir tą kitą miškininkystę, kuri orientuota yra į įvairiamžių medynų auginimą, niekada nebūna žemė plyna be medžių. Visada auga medynas ir, sakykime, ir natūraliai, kas būtų, jeigu tam tikromis sąlygomis turėtume nekištume nosies, natūralu, kad, sakykime, dalis medžių atkristų, sakykime, ir dalis jo vietą užimtų arba plonesnis, tapdamas storesniu, arba, sakykime, atsirastų naujas medis įaugtų. Ir galime tiesiog per kokį 50 mečius suorganizuoti miškininkystę taip, kai mes tą medį, kuris natūraliai iškristų, mes jį pasiimame, o jo vietą užima kitas medis. Bet visa yra problema ta, kad vėlgi, kada tokios sąlygos susidaro, kada mes galime tikėtis, kad, sakykime, susiformuos toksai balansas, kai natūraliai iškrentantis medis bus pakeičiamas jaunesniu ir kada turėsime daug plonų medžių ir, sakykime, mažai storų medžių, tai vėlgi tai gali būti, kaip pasakykime, centrinėje Europoje turime vienas sąlygas, rytų Europoje mes jau artėjame prie taigos ir natūralu, kad užtikrinti įvairiamžę medyno auginimą reikalinga ir dirvožemis turi būti derlingas ir turi būti daug unksminių medžių rūšių, kurios galėtų būti atsirasti ir augti po lajų danga ir užimti, pereiti, sakykime, į tą iškritusią medžio vietą. Taigoje, sakykime, yra natūraliai gamtos jau taip sutvarkyta, kad natūralus režimas yra grindžiamas sukcesija. Kas tai yra sukcesija? Sukcesija tai yra, kai atsiranda vienoje vietoje miškas, sakykime, medžių rūšis įsauga, senėja, sakykime, pasensta ir ateina kokie tai trikdžiai, natūralūs gamtiniai trikdžiai ir miškas žūva dideliuose plotuose vienu metu. Ir tada jis vėl iš naujo atsikuria, vėl užauga. Iš principo tai yra emuliuojama ta vienamžių medyno auginimu visa grindžiama miškininkystė, kuri tiesiog, jeigu mes turime tą įvairiamžius medynus, mums tai reikia tokių sąlygų, kur galėtume turėti tokią, ne sukcesiją, bet tarpų gap dynamics angliškai. Iškrinta vienas medis ir, sakykime, jo vietoje atsiranda kitas medis. Lietuvoje ką mes turime? Mes neturime buko. Lietuvoje mes turime eglę praktiškai, galbūt dar kažką tai galime išmastyti, klevą, skroblą, galbūt, bet, sakykime, vėlgi po skroblų, kas po jo bus, sakykime, ir natūralu, kad tai yra šiek tiek sudėtinga. Mano yra grubiais vertinimais, Lietuvoje apie trečdalis yra plot teritorijos. Jeigu nebūtų žmogaus, tai trečdalį Lietuvos teritorijos galėtų, geriau reikėtų sakyti, 2/3 teritorijos būtų, kur ta natūrali raida būtų grindžiama sukcesija po didelės apimties trikdžių ir tik tai likusioje dalyje būtų galimybė vystytis taip, pagal tą tarpų dinamikos kaitą, ar dar yra ir multikohortos, vėlgi, tai sakykime, ne vienas medis iškrinta, bet grupė, sakykime, auga, gali būti formuotis, pavyzdžiui, pušynuose, kur nors skirtingos kartos, jos sudaryti atskiras grupės, lizdus kokius nors, ir, sakykime, turėti ten kelias kartas, bet jau taip jau Lietuvoje nutiko, kad, sakykime, iš kur atėjo pas mus ta mokslinė miškininkystė, ji iš dalies, jeigu mes paimsime mažąją Lietuvą, kai kurie teritorijos tam visą laiką priklausė Prūsijos karalystėje ir sakykime, buvo ūkininkaujama pagal vokišką miškininkystę. Ta miškininkystė
kai Rusijos imperijoje, sakykime, buvo pajaustas poreikis dėkti mokslinę miškininkystę. Natūralu, kad jie kvietėsi vokiečių ekspertus ir tie ekspertai orientavo į, sakykime, taigos ar tos centrinės Europos miškininkystės poreikius ir, sakykime, natūralu, kad atkeliavo ta vienamžių medyno auginimų grindžiama teorija, įsigalėjo ir mes ją priimame, mes bandėme ją tobulinti, modifikuoti ir įsivaizduoti, sakykime, kad tai yra vienintelis ir nepakartojamas sprendimas. Aišku, turėjome ir pavyzdžių, ir blogų pavyzdžių. Jeigu aš nežinau, galėtume pasižiūrėti, keliauti laike ir pažiūrėtume, tarkim, tą patį 19 amžiaus vidurį ir didesnė dalis Lietuvos miškų, jeigu jie nebuvo visiškai transformuoti į žemės ūkio naudmenas, tai ten, kur buvo taikomi pasirinktiniai kirtimai, natūralu, kai jie buvo sakykime, išdarkyti. Mes turime pavyzdį, koks Karšuvos giria, kur yra, sakykime, į vakarus nuo Jurbarko ir į rytus nuo Jurbarko, sakykime, miškai, kur vakarinė ta pusė tvarkoma pagal vokišką miškininkystę, iš principo orientuojantis į vienamžių medyno auginimą, plyni kirtimai, kurie vis tiek yra, sakykime, kitoksai supratimas negu dabar plyno kirtimo ir, sakykime, kartais kad ir savaiminis žalimas ar želdimas, sakykime, ir rezultatai miškų, šiek tiek yra kitokie ir dabar jie yra jaučiami nei į rytus nuo Jurbarko, kur mes miškų iš viso nebeturim praktiškai. Tai nerūpėjo įvairiamžių medynų, nuolatinė danga, grindžiama miškininkystė, nes tos problemos kaip ir nebuvo tokios. Ištekliai yra dideli, dauguma yra medžių, sakykime, šviesamėgė medžių rūšis ir natūrali raida realiai yra orientuota į tą sukcesiją, sakykime, būtume turėję bukynų, būtume turėję kokių centrinės Europos miškų, galbūt būtų ir tos kitos koncepcijos miškininkystės šiek tiek labiau įsigalėjusios. Čia labai yra populiari tema, sakykime, kad visi, kas kalba, apie buką kalba. Tarkime, įgyvendinami visi tarptautiniai įsipareigojimai, kovojame su klimato kaita, sustabdome klimato šiltėjimą, jis atšyla nedaugiau kaip 1,5 laipsnio, praktiškai labai nežymiai atšyla. Sakykime, kažkodėl tai, galbūt pasidaro sąlygos palankesnės bukų augti, panašesnės į centrinę Europą. Bet koks dirvožemis bukui reikalingas ir ar mes turime tą dirvožemį Lietuvoje, aš tuo labai abejoju. Sakykime, mes geriausiu atveju lazdyną auginkim. Greičiausia turėsime iš buko rezultatą tą patį kaip su lazdynu. Jis vis tiek jis bus nieko nebus. Medis, kad jam augti kaip medis, sakykime, mes dabar, sakykime, vėlgi, ką vertiname, mes bandome, galbūt ir bandomieji želdiniai kažkur tai bandomi, bet natūralu, kad atsakymai ateis vėliau. Bandyti ten kokiu tai perkelimo būdu, čia pasižiūrėti į Vokietijoje, kaip vyksta, kaip Lenkijoje, sakau, yra labai sudėtinga, nes sąlygos bus kitos, bus dirvožėmis, kritulių kiekis kitas, bet svarbiausia, sakykime, ten yra vėlgi kitos sąlygos ir, aš tikrai labai abejoju, kad bukui jau augti yra, netinka. Kad ten išvaikščios pats, nevaikščiojame. Ar ten eglė pabėga, sakykime, neturi kojų. Čia yra tik tai miškininko valia ir pasirinkimas bandyti įveisti. Galbūt atneštų, neatneša. Sakykime, ten buko riešutėlių paukščiai ir natūralu, kad čia mes patys bandome priimti sprendimus, ir kartais, lygiai taip pat kaip Sosnovskio barštis buvo kažkada laikomas, kad tai yra išganimas žemės ūkyje, bet kuom tai viskas išsivertė, puikiai matome, tai lygiai tas pats ir bukas, galbūt, bet tiek, kad jeigu pasižiūrime, vėlgi, mes visada mėgstame
viską dramatizuoti. Visi klimato kaitos scenarijai dažniausiai tai yra patys niūriausi ir visiškai neįvertinantis, vis tiek žmogus, aš manau, yra protingas ir jisai pajėgus imtis priemonių tą klimato šiltėjimą stabdyti. Net ir pačių niūriausių scenarijų atveju, gerai, temperatūrą mes turėsime panašią kaip Vokietijoje, galbūt centriniai, kur tai jos dalyje kritulių turėsime tiek pat, greičiausiai, ką meteorologai sako. Galbūt vienoje pakraštyje daugiau, mažiau, kiek tai pailgės vegetacija, galbūt, bet ar tai atsiranda idealios sąlygos bukui auginti? Vyksta, aš dabar irgi čia prieš ateidamas pas patį, dar kelias minutės peržvelgiau laiškus ir atėjo vienas laiškas iš Forest žurnalo, ir kur ten siūlo išrinkti geriausius metų straipsnius. Ir tai yra vienas iš labiausiai nusikeltų ir cituojamų straipsnių yra apie buką. Buką kažkur tai vokiečių autorių, straipsnis apie buką, kur natūralu, kad Vokietija yra miškininkystės centras. Natūralu, kad vokiečiai buką myli ir moka jį auginti. Ir natūralu, kad jiem yra labai įdomu, kaip jisai elgtųsi arealo pakraščiuose. Ir aišku, kad projektus daug projektų, sakykime, ar europinio finansavimo, ar Vokietijoje kokie tai vidiniai finansavimas tiek yra gerokai didesnis Vokietijoje nei kur Lietuvoje, Latvijoje ar panašiai. Ir jam yra malonu turėti tą mažąjį partnerį, kuris šiek tiek naisiosis ties tom buko problemom. Bet realiai, tai ir mūsų mokslininkai, sakykime, kartais irgi jaučiasi pamaloninti, kad vokietis kviečia į projektą, kur tu, sakykime, kad ir juodą darbą dirbti, bet tu jausiesi reikalingas ir būsi ten bendrautorius tarp tų labai skaitomų, cituojamų straipsnių. Ir tiek kada, o ta praktinė nauda greičiausia, sakykime, vis tiek apie ją spręs mūsų ateities kartos. O ar mes turėsime buką, o gal yra eglė, ta medžio rūšis, kuri yra būtent pati tinkamiausia auginti šiltėjančio klimato sąlygom Lietuvoje. Tai taip pat yra unksminė medžio rūšis, gali būti po lajų danga, kuri tik tai yra vienas dalykas, kad per pastaruosius 30 metų jos prieaugis yra ženkliai padidėjęs. Tik tai tiek, kad mes nemokame, galbūt per didelį dėmesį skirdami bukui, nors realiai praktinių kokių tai sprendimų rimtesnių ir nėra, bet pamirštame tai, ką mes turim ir su kuo nemokame susitvarkyti. O kitos rūšis, pavyzdžiui, koks kėnis, atrodo, ar ne, jau vokiečiai jį augina, Douglas Fir. Įsiveda Pocūgė čia, ne? Kaip pasakius, čia ir vokiečiai, kaip pasakius, tai ne vietinė medžio rūšis. Ir vokietis praktikas, sakykime, vėlgi, jeigu tu jeigu viskas, kas yra nevietinis, yra bloga, tai turi vieną požiūrį. Bet aš tai irgi esu susidūręs, kad kartais jis stengiasi kišti kur nors toliau nuo akių Pocūgę, kuri augs ženkliai sparčiau. Aišku, Lietuvoje čia irgi yra. Pocūgė taip pat turi blogą reputaciją. Sakyčiau, blogą reputaciją, bet kiek mes jos turime. Ir kiek yra, aš tai nesu Pocūgės koksai specialistas, bet vis tiek matai, ką kolegos darė ir, sakykime, bando daryti, bet realiai toksai irgi yra, sakykime, Lietuvoje, kuri Pocūgė buvo atvežta, gal aš žinau, iš kur jis buvo, greičiausiai iš kur parkų surinktos sėklos ir jos visiškai nebuvo skirtos, mano supratimu, augti miške. Nes tokie pesimistiniai rezultatai Pocūgėse, keistokai atrodo, bet manyčiau, kad pagalvojus apie selekciją, profesionaliai pasižiūrėjus, jis galėtų būti. Čia mes, bijome vien dėl to, kad tai nepopuliariai gali nuskambėti tų tokių
kaip pasakyti, svetimžemių medžių rūšių. Bet kita vertus, sakykime, aš tai esu matęs, ką reiškia eukaliptas, kur nors tai Portugalijoje ar panašiuose kraštuose, kuris yra pabėgęs jau iš žmogaus kontrolės, ir iš tų plantacijų, ir, sakykime, ir gaisrai, kurie kyla, sakykime, vien dėl to, kad ten yra, kas yra eukaliptas, tai yra labai sparčiai auganti medžių rūšis, kur, sakykime, žievė nespėja, krinta, džiūva ir tu turi paraką praktiškai ir jis yra išplitęs visur. Natūralu, kad tai, sakykime, kitas dalykas yra, aš tai tikrai nieko nebijočiau, tarkime, auginti tą pačią podsugę plantacijose ir grinai kaip biomasės šaltinį. Aš esu girdėjęs net ir tokių minčių, kad jeigu mes didelį biznį matome anglies sankaupų didinime, tai ir laidojant, sakykime, tą medieną, kurią užauginai, naudodamas tas rūšis, kurios yra jau nevietinės. Nieko nėra. Sakykime, klevą kokį, nežinau. Galbūt tai taip pat variantas būtų. Paprastai klevą. Bet tiek, kad jis vis tiek jisai būna, sakykime, ir želdiniuose, vis tiek, arba mes nemokame, arba jis atsilieka. Nes tų rūšių nevietinių nebent ir gali atsirasti, koksai uosis, jisai jau faktiškai eliminuotas, ar ne, tos ligos. Bet jisai gal atsistatys, gal prisitaikys, nes, tai yra. Tai čia yra natūralūs, manyčiau, dalykai, galbūt ten kiek tai ir žmogaus, bet tai, kiek žinau, pas mane kieme uosis auga ir nežinau, ką su juo daryti, nes ne uosiui augti yra vieta, bet ranka nekyla jį iškrapštyti. Aš irgi pastebiu tų savaiminukų medalių, klausimas, kaip jiems seksis, bet lygiai taip pat būna ir tuo atveju, kur tiesiog guli milžiniškas rąstas ir matai, kad jis jau neturi nupuvo ir išvirto. Tai buvo, sakykime, manyčiau, kad ir jeigu pasižiūrėsime, aišku, kai kuriuom medžių rūšim ten žmogus turėjo įtaką, vienaip ar kitaip, liepa, kur jį dingo praktiškai iš miškų, manyčiau, dėl žmogaus įtakos ir dėl intereso, bet tai tos sodinimo schemos, jos, atrodo, jau seniau spręstos ir kažkaip dabar galbūt bent jau pastebiu tas iniciatyvas, kur bando jas mišrinti kažkiek, tai pasodinti ar liepos, ar šermukšnio, daryti nepilnai vieną monokultūrą, vieną amžį medyną, o daryti... Nėra Lietuvos miškininkystėje, beveik nėra monokultūrų. Jau įpraskime, kad niekas nesodins vieną medžio rūšį. Tuo nebus taip, kad labai sunku, kad ten beržo neatsirastų ir savaime ar kažkur prie kitų medžio rūšių. Bet mes, jeigu tai pasižiūrėsime, tą medyno rūšinę sudėtį, 10 pušų tvarkoj. Bet tai yra natūralu, kaip pušynė, kuris yra, niekas daugiau ten neaugs. Bet kad būtų 10 eglių, 100% eglės, abejoju, mes taip rastumėm daug tokių atvejų, kur... Jeigu randi, atrodo, kad esi ne Lietuvoje. Nes būna tikrai tankus tokie masyvai. Vieną kitą vietą tikrai esu matęs. Čia klausimas dar ir to ugdymo. Jeigu išsisėja kažkokie beržai. Sakai, lietuviška miškininkystė yra nemyliai lapuočių. Visados yra lietuviška miškininkystė varyti beržą lauk. Nesvarbu, kad jis pats atsikūrė, nesvarbu, kad jisai dabar mediena gal dvigubai brangesnė nei spygliuočio medienos, bet vis tiek mes jį norime varyti lauk. Ir galime sakyti, kad čia, ir ten per kokius pastaruosius dešimtmečius, sakykime, to lapuočių procentas kažkiek tai ir stabilizavosi rūšiniai sudėti, bet realiai tai vis tiek jis yra miškininkystė tokia, kokia dabar.
čia mūsų irgi yra modeliavimas, vis tiek ateityje tendencija yra mažėti lapuočių procento. Spygliuočių didėja, lapuočių mažėja. Ir tik tai tiek ir ta miškininkystė kartais, aišku, normatyvais grindžiama ir gera ar bloga kitas klausimas. Vis tiek, sakykime, žiūrėkime kokius nors ten atkūrimo rekomendacijas. Visada mes turime nuo tiek iki tiek rekomenduojama. Vis tiek reikėtų galbūt imti tą kitą pasiskirstimo pusę, jeigu ten rekomenduojama 20% beržo, geriau 30 ar 40 jo įdėkti. Čia paradoksas, gal ta pasodinta eglė atrodo, kad ją reikia ir saugoti, nes ji buvo sodinta. Nepaisant to, kad tie beržai savaime užsisėjo ir jiem ten gal geriau sekasi, bet dažnai būna jie tiesiog pjaunami vardan to, kas sodintas. Labai yra geras pavyzdys, mes buvom prieš kokį mėnesį, kada buvo miškininkų diena ir su Dabartinė miškininkų sąjunga, ten jie padarė išvyką į šakių miškuose, sakykime, lizdinių būdų atkurtus ąžuolynus. Ir kilo didžiulė diskusija, kaip mes, sakykime, pasodintas ąžuolas, bet jis, sakykime, visiškai užstelbtas kitų medžių rūšių. Ne tik tai, kad ten eglė, bet ir turi ir tas pats uosis ar juodalksnis, sakykime, ąžuolą užstelbia ir visi labai piktinosi, kaip čia senas girininkas susitvarkė, naujas girininkas tiesiog nieko nedaro, bet ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jis, sakykime, jeigu jisai turėtų tokius išteklius, kad jisai gali ateiti kiekvienais metais ir, sakykime, palaisvinti tą ąžuolą nuo konkurentų, tai būtų gal ir turėtume ąžuolyną, bet tada klausimas, ar vien dėl to sentimentų šitai medžių rūšiai, ar mes turime realiai tiek pinigų, kad ją proteguoti. O gal geriau yra, jeigu mes mylime ąžuolą, jo iš viso nekirsti. Taip. Sakykime, palikti ir užmiršti, kad tai yra ūkinė kokia tai medžio rūšis, bet ne stengtis, sakykime, mokėti didžiulius pinigus už tai, kad atkurti ten, kur jo greičiausiai ir nebūtų galima turėti. Man pačiam irgi Vokietijoje tekia matyti, kai pasodina į pušyną, kur virš 10 000, gal net ir 20 000 ąžuolų į hektarą. Kai turi pinigų daug, jis gali sau leisti labai nederlingoj pušynų augavietėje sodinti ąžuolą, kuris niekados už pirštą storesnis ir nebus, bet jis praturtins dirvožemį lapais ir vaizdas gražesnis ir panašiai, bet tai yra tiesiog, įsivaizduokime, pušis auga iš serbentų kažkoksai tai juostos, kuris niekados medžių greičiausiai nebus. Bet Lietuvoje, reikia, mes pasiskaičiuokime, mes kažkaip tai piktinamės, kad ąžuolo pinigų nenorime mokėti už jo puoselėjimą ir auginimą, bet kai kažkas pasiūlo, sakykime, tarkime, įsteigti buveinę kitos rūšies apsaugos, tada labai esame nepatenkinti, kadangi, o kas už tai turi užmokėti klausimo keliam, bet lygiai taip pat ir su tom medžių rūšim. Man irgi geras pavyzdys, tie patys švedai, sakykime, ko gero irgi tenka bandyti. Tai jis beržą laiko jis dykai duodama medžių rūšimi, už kurį nereikia mokėti už jo atkūrimą. Tai ir kodėl jisai jo neturi būti. Ir yra miškininkavimo modeliai kuriami, ypač pietų Švedijoje, tokie, kurie kaip įvesti beržą, sakykime, natūralų beržą į medyno rūšinę sudėtį ir po to formavimo medyno daryti tokį, kuris būtų ir įvairia rūšis, bet kartu, sakykime, už tai švedas nemokės pinigų. Tai čia atrodo, ta savoka gamtai artima miškininkystė irgi visai suveiktų, kur yra tam tikri dėsningumai realiai ir tada tuos dėsningumus įgalinant būtų taupomi kaštai ir tada... Tai pavyzdžiui, turiu labai senai kažkada išskaitytą iš
kažkokių, tai net neatsimenu šaltinių. Tai yra tokia miškininkystė, kur žmogus pirmiausia, jis turi pažinti, kaip natūraliai vystytųsi miškas, jeigu žmogaus nebūtų, ir jis daro veiksmus tokius pačius, ką gamta darytų be žmogaus, tik tai juos pagreitindamas. Tai tikrai nėra kažkoksai tai tikslas, kad ten turėti tą ar aną, bet tai yra iš tikrųjų šneka apie tuos veiksmus, kurios principus ūkininkavimo, bandant pažinti, kas realiai būtų gamtoje. Ne tai, kad jeigu kažkas tai pasako, kad tai yra miškininkystė be plynų kirtimų. Tai nieko nesako. Gamtoje apie plynus kirtimus ar kirtimus tokio nėra žodžio, ar kirsi, ar nekirsi, ar panašiai. Bet jeigu tu, sakykime, ir plynas kirtimas, kaip jau sakau, kas yra, tai yra iš tikrųjų vienas dalykas, jeigu jis yra plynas kirtimas padarytas pagal 8 kokio tai praeito amžiaus 10-mečio technologijas, kai ten aerodromus darėme ir kai reikėjo įleisti sunkią techniką, kuri galėtų efektyviai dirbti, sakykime, viskas sumaldama. Ir kitas dalykas, paimkime, kas yra 50 metrų pločio biržė spygliuočių miškuose, su gausiai paliktais sėkliniais medžiais, yra plynas kirtimas. Mūsų supratimu taip, tai yra plynas kirtimas, bet gamtos, sakykime, jeigu tu gali atsikurti pušynas nuo sienos, tai yra 50 metrų. Tai buvo ūkininkaujama nepriklausomai Lietuvoje, ir tai buvo ūkininkaujama ir taip pačioj Vokietijoje, ir kai kuriuose, sakykime, paskui sakykime, ir mūsų teritorijoje, bet tai buvo normalu priimta ir niekas apie net neakcentuodavo, kad čia yra. Šitas pavyzdys man įstrigo, kai senelis pasakojo, kai buvo Šventosios girininkų ir ten buvo normatyvai, kokiu intensyvumu reikia ugdyti medynus, ir jis jau kurį laiką girininkavo, ir tada nusprendė, kad reikia mažesnių intensyvumų ugdyti, nes vakarų vėjai vyraujantis ir jie gali ten išversti. Ir po kiek laiko atvažiavo kažkokia komisija ir jiem reikėjo labai daug aiškintis ir skirti laiko dėmesio. Tai va čia kažkas panašaus, kad įmiesi iniciatyvos vardan to, kad būtų geriau, nes jau turi kažkokią patirtį, bet tada tas visas formatas yra kitoks ir tarsi reikia būtinai laikytis normatyvų, arba jau tada įti diskusijas. Čia sakau, tai yra 100% yra paveldas planinės ekonomikos. Čia mes irgi tą esame nagrinėję, sakykime, ne tai, kad čia šiaip atsisėdai pafantazavai, bet iš tikrųjų esame ir straipsnį rašę, ir rinkę medžiagą, ir lyginti bandę ten, ir dabar dar šiek tiek žiūrime, kiek visokios reformos pridės adaptyvumo ir panašiai. Tai iš tikrųjų planinės kariuomenėje ir planinėje ekonomikoje tu kitaip negali. Tai yra tik tai yra komandos, yra griežta kontrolė, ir yra kažkur tai neginčiami autoritetai, kurie, kaip pasakė, taip ir bus. Ir tu turi griežtai vykdyti, pasieksi tą, visados tu pasieksi greičiausiai kvalifikacinį normatyvą, čia sportiniais terminais, bet čempionų greičiausiai ir nebūsi. Kadangi tau nėra interesų ir nėra galimybių lipti aukščiau tos normos, nes vienas dalykas tave nubaus, kas greičiausia galbūt ir apsaugos, kaip sakiau, 20% atveju nuo kažkokios tai katastrofos, bet kuo labiau tas miškininkas bus nutolęs nuo realių sąlygų, net ir keičiantis aplinkai, tai tau bus sunkiau priimti pačiam sprendimą, nes tu tam neturėsi laiko greičiai. Net ir jeigu tau niekas nuo to, ir ką daryti, technologijos. Tam ir reikalingos yra technologijos, net tu turi galvoti.
Galbūt yra kažkuriais išskirtiniais atvejais, tai yra vienas kitas genijus, kuris, jis ar labai patyręs, kuris sugeba priimti sprendimus, sakykime, šventojui. Galbūt, tai yra išskirtinis atvejis, kur, sakykime, niekas kitas iš šon atvažiavęs nieko nepadarys daugiau. Bet jeigu mes turime didesnė dalis yra miškų, kurie yra, sakykime, kitose vietose, kur, sakykime, ir tie sprendimai yra labai gal ir ženkliai paprastesni. Ir ką daryti, perduoti tuos įgaliojimus kompiuteriui, ko gero, turėti gerą informaciją, turėti, sakykime, įrankius, kurie leistų tau tiesiog ieškoti. Čia yra tų sprendimų. Mes irgi žaidžiame, labai geras pavyzdys, tais pačiais ugdymo kirtimais. Kažkodėl mes esame irgi išmokinti, kad mes miškus turime medynus formuoti taip, kad pasiekti maksimalų, sakykime, tūrį brandžiame amžiuje. Kai bus nuimamas derlius, atrodo labai logiška. Tačiau pabaigoje turėti tą. Bet aš kitą vertus, aš žiūriu, jeigu aš esu, sakykime, miško savininkas, aš valstybę įsivaizduoju, sakykime, ir aš turiu daug miškų, mano galbūt pirmailis yra uždavinys, ypač kai mes kalbame apie kitas miško funkcijas, kurios gali būti dažnai tik tai tom segregatyviom priemonėm įdiegtos, kur ten drausti, apriboti dideliuose plotuose, nieko nedaryti, buveinės ir rezervatai ir panašiai. Bet kitur aš tai matau, kad gal mano tikslas yra gauti, tarkime, maksimalią kapitalo vertę per, sakykime, laikotarpį. Gal uždirbti, sakykime, ir tiek, kad ir kodėl aš tada turiu tiekti, tarkime, 700 kokių kubinių metrų hektarę brandžių kirtimų metu, kurie įvyks už 50 metų, ir, sakykime, ir investuoti dabar. Gal aš galiu, mes tai tikrai esame modeliavimu tai gauni, kai, sakykime, tarpiniai kirtimai. Aš net nevadinu juos ugdomaisiais kirtimais, nes aš iš tikrųjų, visur mes kažkaip įpratome, jeigu koksai tai angliškai pasako commercial thinning, versti, jeigu first commercial thinning, tai bus retinimai, jeigu second, tai bus einamieji kirtimai. Bet commercial thinning yra tiesiog kirtimai ne formuoti maksimaliai produktyvų medyną, kuris pasiektų maksimumą brandžiam amžiui, bet jis yra uždirbti iš miško tuo metu, kai tu darai. Sakykime, kai tu darai tuos komercinius kirtimus, ir tai, kad mes su modeliavimu, aišku, tu negalėk fizinio eksperimento to padaryti, gauni, mes tą vertę medyno padidindavom iki virš 200%. Sakykime, ganėtinai tankiai atliekamais tais tarpiniais kirtimais, paimant kartais 20%, kartais 10% tūrio, jisai, sakykime, paliekant, sudarant sąlygas likusiems medžiams laisviau augti, iš karto prieaugio padidėjimas, bet ne tai yra pagrindinis siekis, bet iš karto tu gauni pajamas ir jas gauni ne už 50 metų, bet gauni už metų, sakykime, tegu ir mažesnės, bet jas, sakykime, visa rinka, kapitalas taip dirba. Aš tada irgi minėjot savokas, kad dažnai miškininkas jau turi turėti tą įgūdį daugiau bendrauti su visuomenė. Todėl, kad visuomenės balsas, jisai vis skambesnis irgi darosi. Ir tarsi kartu su tuo visuomenės balsu ateina toks postūmis ieškoti ir kitų būdų, kaip su ta miškininkystė. Bet čia vėlgi mes tas pamokas išmoko vakarų Europo jau prieš kelis dešimtmečius. Tai tiek, jeigu pasižiūrėsime, tie patys etapai, kuriuo mes dabar esame tik tai pradžioje. Kai, imsim, ką žinau, 6-7 dešimtmetis, visuomenė galvoja, kaip pragyventi. Sakykime,
nesakau nuo algos iki algos, bet toliau, ką sakė, visuomenės gyvenimas gerėja, natūralu, kad jis pradeda, jam nebeužtenka nuvažiuoti kur nors tai į kurortą praleisti, jisai mato, sakykime, šalia savo gyvenamosios vietos miškais, pradeda nueiti ir pradeda jis surasti laiko galvoti apie tai. Sakykime, natūralu, kai jis nesupranta nieko. Natūralu, kad miškininkas, jis irgi jo nepriima, kadangi jis tikrai nesupranta. Kitaip jie žiūri tą patį. Nes jisai, sakykime, jisai masto vieną kategoriją, jisai atėjęs, žmogus iš gatvės, jis masto kitom kategorijom. Tai puikiai žinome, kaip yra, kas, sakykime, žinau, kaip, tarkime, kažkada statybos buvo. Vyko ten visą susirenka gatvė, visi diskutuojame apie tai, kaip ten kokį stogą, kokias ten perdangas, kokios dar, bet visi yra nestatybininkai, visi yra, ir žinai, kad tave statybininkai visus maudė ir visus, sakykime, bet realiai vis tiek tu kažką tai paskui pasistatėjai. Tai realiai tas pats ir, sakykime, su šneka apie miškus, sakykime, yra tu ateini, bandai tą interesą savo stumti, kažką, kad tai, tu natūralu, kad tu nesi pajėgus lygiaverčiai kalbėti, bet lygiaverčiai, sakykime, kita vertus, tai yra, kas yra miškininkų bendruomenė, kiek yra, keli tūkstančiai, ten yra keli milijonai. Ir natūralu, kad tasai laikui bėgant, tu pradedi girdėti, sakykime, vienas dalykas ir visuomenė tampa labiau suprantanti apie tai, kad jeigu tu anksčiau nesidomėjai, dabar domiesi. Natūralu, ką tu sužinojai vakar, tas išliko ir šiandien. Tu šiandien sužinojai dar kažką tai tokio, tu esi vėl gudresnis negu buvai vakar. Ir tu tada, natūralu, kad tu turi laiko ir atsiranda tau galimybės daryti spaudimą tai profesiniai bendruomenės daliai, kuri iš pradžių, aišku, sutrinka, nes jisai niekados gyvenime, įsipratęs dirbti pagal savo taisyklės ir jisai niekados nekildavo problemų, o čia dabar kažkas atsiranda. Ir natūralu, kad tu pradedi mokintis, nes ir tai užtrunka laiko, kol mokintis. Aš dabar galvoju, kaip mums kokiais buvo 9, gal jau 2000 kažkelinti metai būdavo, mes važinėjome, konsultantų dirbo ir bendravome su suomiais. Suomiais, kartu iš suomių firmoje dirbome, konsultavome, kaip, sakykime, įtraukti visuomenę į miškotvarkos planavimą ir panašiai. Ten Gruzijoje, ten buvo Armėnijoje, visi ten taip rodė, kad čia tie vietiniai gyvena, bet jis atveždavo kalnus metodinės medžiagos, kaip, sakykime, tas planuotojas turi, sakykime, informuoti, eiti, bendrauti, kaip organizuoti susirinkimus. Ir man tai irgi atrodė keista tuo metu, kai, kaip, sakykime, negi čia yra miškininko darbas. Negi čia yra miškininko darbas, sakykime, su kažkuom tai šnekėti, bet pamatai, kad tai viskas veikia. Ir dabar, vėlgi, sakykime, niekas net neįsivaizduoja, kad tu gali kitaip pasiekti. Yra tas, sakykime, mes kažkada norėjom irgi tokį su švedais padaryti adaptyvaus valdymo projektą su viena dar urėdija. Kad įdiegti, kad tai yra valdymo technologija, kaip priimti sprendimus sudėtingais atvejais, kai mes niekados nieko panašaus nesame darę ir kaip, sakykime, pasidalinti iš principo atsakomybę ir būtent su ta pačia visuomenė, kuriai reikia sprendimo ir kuri nori dalyvauti šitą sprendimą priimant, bet kaip ją įtraukti į tai, kad jis ir atsakomybė dalintųsi, bet vis tiek galutinis žodis tai bus tavo, bet ir ten visiškai yra ta technologija tokia, kur tu be visuomenės,
tu nežingsnio negali, nes tau tiesiog reikia. Kaip sakykime, jeigu mes pratome gyventi pagal instrukcijas, o ten kažkuris instrukcijos punktas yra paklausk. Taip. Visuomenės, sakykime, toliau trečias žingsnis yra ten apibendrink, pateik pasiūlymus, priimk sprendimą. Ir ar ten, mūsų atveju, kas, dažniausiai būdavo, tarkim, miškotvarkos projektai. Būdavo viešinimas, iš tikrųjų tai viešinimas būdavo, formalus viešinimas, kur į svarstymą ateidavo galbūt urėdijoje kokie 2 ar 3 žmonės, bet ateidavo jie dėl to, kad jis, sakykime, projekto autorius galbūt kilęs iš ten, ar sakykime, šiaip pažįstamas, ar koksai kaimo šviesuolis, sakykime, jis, tiesiog paklausyti, apie ką čia šneka. Bet jie išgirsdavo tą sprendimą faktiškai pačiam procese. Ir čia, sakykime, ir dabar, sakykime, kartais, dabar vyksta svarstymas irgi, sakykime, kaip sakau, turi visuomenė taip pat turi augti. Ir kai 90% komentarų yra, bent jau buvo prieš porą ar 3 metų, kiek aš, sakykime, esu bandęs dalyvauti, neturėjome laiko perskaityti. Matome, kad tai yra labai svarbu, bet duokite dar mums laiko susipažinti. Tiesiog, kaip aišku, kad visa informacija yra, visa buvo paviešinta, bet niekas nesugebėjo rasti. Ir iš tikrųjų, gal ir net neieškojo. Nes tu greičiausiai tu ir nežinai, kad reikia ieškoti, kad tu gali kažką tai suradęs padaryti. Paskui tai natūralu, kai reikalai stoja, bet kitais metais jau tu esi gudresnis, jau žinai, kad bus tie procesai pradėti ir galbūt greičiau ir pabaigti bus. Klausimas, tekantis technologijos gali padėti, bet kaip įtraukti į tas technologijas ir tą pagalbą žmogui priimti sprendimus visus tuos faktorius, ta prasme, miško ekosistemą ir tada socialinius aspektus ir tada ekonominius aspektus. Ar technologijos jau yra pajėgios kažkaip tai pagelbėti tokiu plačiu mastu, ar kol kas tai yra kaip kažkokie atskiri pavieniai įrankiai? Apie miško kaip ekosistemą mes žinome daug, gero. Apie visuomenės interesą galbūt žinome mažiau. Labai gerai čia įsipaišote, tarkim, ekosisteminių paslaugų visą ideologiją. Turiu studentams irgi tokią iliustraciją, kur yra, kas yra miškas, kur parodyti, kad tai yra ekosistema ir plus yra visuomenė. Vyksta procesai ekosistemoje, kuriuos mes vienai per kitai bandome pažinti, kiti procesai vyksta visuomenėje. Ir poreikiai pareina ne iš to, ką mes iš ekosistemos galime gauti. Iš tikrųjų atsiranda visa tai, ką mes darome miške ir ko mes nedarome, atsiranda dėl to, kad yra visuomenės toks interesas. Sprendimus darai naudodamasis kokiais tai duomenim. Kiek mes turime tos informacijos, kiek tai yra patikima, mes niekada neturėsime atveju tokio, kad duomenys nebūtų netikslumų. Lygiai taip pat, kaip ir mes darydami sprendimus, mes niekada eliminuosime kokios tai klaidos tikimybės. Visada bus klaidos, bus neteisingi dalykai ir mums reikia susitaikyti, kad, sakykime, kad kokių tai visiškai idealių duomenų turėjimo siekiamybė nėra pats geriausias sprendimas, nes jis niekada nebus pasiektas ir mes išleisime žvėriškus pinigus ir realiai, sakykime, turime išmokti naudotis tais duomenimis, kuriuos turime, jeigu mes einame įdomi. Realiai tiek informacijos, kiek yra surenkama dabar, niekada nebūdavo renkama. Manyčiau, tai sakykime, ne dėl to, kad galime pasakyti, kad ten prieš kokius 30 metų vaistinių žolinių augalų apskaita buvo vykdoma ištisinė miškuose ir mes žinojame, iš tikrųjų žinojame, kur ten kiek mėlynės yra, kiek dar ko, sakykime, tai buvo daroma ir aš pats esu dar kažkada taksatorium
bandęs dirbti ir vertindavai tą, bet po to tiesiog tas tai yra iš tikrųjų realiai modeliuojamas dalykas, kur tu, jeigu tu žinai miško tipą, medyną, dar kur, tu praktiškai beveik visais atvejais žinai, kad ten bus maždaug tokie ištekliai ir panašiai, bet dabar kaip tik irgi tokį bandome įvertinti, tarkim, nacionalinę miškų inventorizaciją ir jos informacijos potencialas aprašyti biologinę įvairovę. Iš tikrųjų, labai daug yra rodiklių, sakykime, tų atributų, kurie šneka apie biologinę įvairovę. Mes patys irgi kartais turime susiprasti, kad, kartais ir klausimą, kad paklausti, reikia žinoti 95% atsakymo. Lygiai taip pat, kaip ir mes labai esame įpratę vartoti tos skambius terminus biologinė įvairovė, bet kas pasakys, yra kelios koncepcijos tos pačios biologinės įvairovės, kurios aprašomos naudojant įvairius aspektus ir kiekvienam tam aspektui būna daugybė atributų, rodiklių, tokių, kurie kartais tarpusavyje yra prieštaraujantis. Kas nusako, sakykime, genetinę įvairovę, kas nusako, tarkime, buveinių kokį tai potencialą, tarkime, kas negyvos medienos kiekis, vienas iš rodiklių, bet vienu atveju, nes negyvos medienos kiekis yra gėris, biologinės įvairovės atžvilgių, bet rekreacijos, ko gero, tinkamumo požiūriu, jis yra trikdis, sakykime, ir tiesiog galbūt ar tas pati medžių rūšių įvairovė. Vienu atveju jis yra gerai, kitu atveju blogai, kas turėkime mes lygiai taip pat ir tuos pačius miškininkavimo priemonės. Vienos iš jų yra susijusios su kažkokiu tai rodiklių gerinimu, kitos yra susijusios su bloginimu. Ir tas balanso kartais ir net jo nereikia ieškoti. Žiūrint, nes mes esame irgi modeliavę, tarkim, tos pačios biologinės įvairovės. Iš tikrųjų, jeigu tu šneki apie kažkokius tai tikslus, sakykime, išsikeliam tikslus, kad mes norime maksimizuoti medienos pajamas, tų sąlyga, kad biologinė įvairovė neprastėtų ir anglies kaupimo potencialas, anglies sankaupų pokyčių potencialas išliktų, bent, sakykime, tokiame lygyje, kad jis neišeitų į emisijas. Mūsų priemonės. Ir tiek, kad mes ten irgi pasirinkę turėjom keliasdešimt kriterijų ir tame tarpe ir biologinė įvairovė aprašyti gal 7 ar 8 rodiklius, ir kurie vieni didėja, kiti mažėja. Apibendrinantis rodiklis, sakykime, tai jau irgi sudėtingas uždavinys yra tiek mokslui, o aš nekalbu apie tą praktiką, kuris mes irgi galime pasakyti, kad mūsų yra buveinės. Sakykime, tarkime, kokios europinės svarbos buveinės arba Natura 2000 teritorijos. Ir mes irgi linkę manyti, kad jos kažką tai duoda kaip rūšim dar. Iš tikrųjų, tai yra žmogaus valios produktas. Ir kartais ten, sakykime, net ir poveikis teigiamas ar neigiamas vienų ar kitų ten sprendimų mums yra vertinamas ne pagal rūšies gerovės kažkokį tai indeksą ar panašiai, bet pagal tai, kiek tai tenkina žmogų, kuris priėmė tą sprendimą. Man tai yra geras pavyzdys, kaip prieš kokius gal, mažiau kaip 10 metų mes Briuselėje turėjom didelę konferenciją, kur pristatėme vieno projekto rezultatus ir aš ten turėjau tokį pranešimą, kadangi man yra pačiam irgi tekę tus paukščių apsaugai svarbias teritorijas teikti ir planuoti. Ir mes įvertinome, kad realiai ten mažo realio rėksnių buveinėms Natura 2000 paukščių apsaugai svarbios teritorijos neturėjo didesnės įtakos, nes ten, kur buvo apsauga, dėta iš tikrųjų, galbūt ten iš 70 ir 80 stebėtų porų perėjo tose teritorijose, tai 4 vietose. Reiškia, yra apsauga savo,
Ir kaip tik atėjęs į tą lygiai tą patį, toksai buvo Slovakas, kuris panašius darbus darė, tai aš vėlgi sakau, tai pas mus tas pats, kada, sakykime, iš tikrųjų rūšies tos populiacijos gausa priklauso, neturėjo jokios įtakos europiniai tie sprendimai, tai toks Europos biurokratas, kurį mums įvardė, aš neatsimenu pavardės, bet kaip atsakyti, ideologų Natura 2000 viso projekto, ten tikrai aukšto lygio buvo renginys, sako, jūs nieko nesuprantate apie Natura 2000 paskirtį. Tai sako, yra ne rūšiai saugoti. Tai yra grinai socialinis projektas, kur jis yra dėl to, kad ES piliečiai taip nori. Tai yra tiesiog jam nuraminti, parodyti, kad mūsų sprendimai yra draugiški aplinkai. O ta rūšis, sakykime, jeigu taip atvirai, yra mažiausiai. Šiaip įdomis čia tokia atsiranda tada nauja sinergija, kur susitelkia į kažkokius bendrystės paieškas. Interesas saugoti tą gamtinį įvairovę, saugoti, puoselėti ją, bet jeigu netgi tokie projektai kaip Natura 2000 yra labiau orientuoti į žmogaus nuraminimui, negu faktiškai pasiekti tą rezultatą, tai kuo tada kliautis? Bet mes kitaip mes negalime. Mes tai turime pasirinkti tas rūšis kažkurias, kurios yra kaip ir svarbios galbūt mūsų atveju. Bet kiek, sakykime, paukščių apsaugos atveju, kiek nuo to priklauso populiacijos gausa Natura 2000. Tai yra vienas miškų savininkas, kuris visuose renginiuose, net neatsimenu, Tarvydas. Visą laiką turi ką. Ne, jis visą laiką primena, kad, sakykime, yra juodojo gandro apsaugai teritorija prie mano ten daržinės prieina. Nebus niekados ten juodojo gandro, nebus niekados. Sakykime, lygiai taip pat kaip ir sakau, kai, sakykime, mažajam ereliui rėksniui įsteigti jo apsaugai svarbią teritoriją viduryje miško, tegu ir, sakykime, ten yra tų potencialių lizdinių medžių, tai yra beprasmis dalykas, kadangi tai yra pakraščio rūšis ir jis medžioja virš atvirų ir tiek, kad kartais yra ženkliai pigiau mums tiesiog nusamdyti armiją ornitologų, kuris vaikščios iš paskos kiekvienos ten poros, žinos, kur jį ten peri ir sustabdyti bet kokią miškininkavimo veiklą ten, kol sakykime, jisai vyksta ir, sakykime, ir realiai, o po to jis vis tiek ateis. Jisai dabar krauna lizdą eglę, jis greičiausiai pasidarys per sunkus, iškris, jis iš vieno medžio į kitą medį, turi kelias vietas, ir galbūt tada jam yra visai kitom priemonėm reikia jo sakykime, apsaugą vykdyti, dėl to, kartais ir pagalvoti, bet mes, sakykime, realiai kas yra, sakykime, bet tai buvo, Natura 2000 buvo sąlyga stoti į Europos Sąjungą, ir ką mes ir net nediskutavome, kaip tai yra, kaip ir bet kur yra, sakykime, manau, aplinkosaugoje tai labai aiškiai matosi ir miškininkystėje, tai, kai, sakykime, kartais mes norime kaip geriau, darome, kad maža nepasirodytų, galvojame, kad reikia sprendimo labai greitai, jis turi būti, kad nepabloginti situacijos, ar kad Europos Sąjunga priimtų, ar panašiai, galvojame, kad kada nors ateis laikas, mes susitvarkysime, pažiūrėsime, bet dabar padarykime taip, kaip išeina, o po to susitvarkysime, bet pamirštame, ar ten nebelieka. Su tuo gyvename ir nebesukame galvos ir kartais tai mums tampa vos ne ten gyvenimo tikslas, nes taip jau yra parašyta. Kaip mes sakome, saugomos teritorijos. Sakykime, jeigu pasižiūrėsime, Lietuvoje saugomų teritorijų sistema yra kažkokia, užsienietis dažnai nesupranta, kaip gali nacionaliniam parke būti kirtimai miškų. Ar kaip, sakykime, kaip gali būti ūkiniai miškai nacionaliniam parke. Paradoksas. Tai atrodo paradoksas, bet jis net nemasto, kad tas žodis nacionalinis parkas yra kitoks Amerikoje, Australijoje ar Lietuvoje.
Ir tai, nu, sakykime, ir ten tiek, kada nu, Lietuvos saugomų teritorijų sistema, nu, jį susiklosti tokia, kokia susiklosti. Ir iš tikrųjų ten, kas ją kūrė, geografai realiai kūrė, kurie, nu, sakykime, jie turėjo vieną viziją į tai, nu, sakykime, vertybės, kad pirmiausia vertybė yra, nu, kraštovaizdis, jo įvairūs elementai, o tik tai po to yra, nu, sakykime, mano supratimu, yra tos buveinės, kur ten rūšis ar dar kažkokios radimvietės, kažkokių tai augalų gyvūnų ar panašiai, kurios, nu, sakykime, turime mes jas labiau galbūt atkreipdėmėsi, bet taip susiklosti. Nu, sakykime, tokia ta, nu, realiai mes, nu, nedrįstame net ir garsiai ir kelti balso, kodėl, nu, sakykime, taip, o ne kitaip. Nu, ne kažkaip tai mes labai greitai užmiršome, kad, tarkime, ir tie ūkiniai miškai nacionaliniuose parkuose, jie atsirado dėl to, kad galbūt reikėjo, nu, kad administravo, kaip dabar, kaip buvo, sakykime, nu, buvo nacionalinis parkas, Aukštaitijos nacionalinis parkas, Žemaitijos nacionalinis, Dzūkijos, jie turėjo savo struktūroje, nu, girininkijas, turėjo ūkinius miškus ir jie buvo priskirti tam, kad galbūt algas mokėti išeitų. Nu, negaliu sakyti, nedirbau, sakykime, šitoje sistemoje, bet kodėl, nu, po to, sakykime, kai mes vėlgi administravimo miškų perėmė urėdijos, nu, sakykime, girininkijos ten jos liko, jų tų funkcijų nebeliko, kurios būdavo anksčiau, bet miškų tas funkcinis zonavimas toksai išliko. Kartais yra, nu, nelogiška, man, sakykime, pažiūrėti, kokiam Varnių regioniniam parke, kuriame yra 4 grupės miškas, už Varnių regioninio parko ribos yra jo apsaugos zonos 3 grupės miškas. Nu tai kame yra, sakykime, čia apribojimų nėra, o aplinkui jau ne regioniniam parke, jau saugome mes ir kaip saugome, grinai pakeldami 10 metų pagrindinių kirtimų amžių. Ar sumažindami plynų kirtimų plotą. Nu, bet ir tai ką tai reiškia, nu, sakykime, nu, grinai tai kažkur tai buvo kažkokia tai, nu, yra regioninių valstybinių parkų apsaugos zonos turi būti ir visiškai nežiūrime, ką ten viduje turime, bet vat užpiešėme ir saugome ir tų pabūtų. Kaip čia įdomi, nes man irgi teko Varnių regioniniam parke lankytis ir bendrauti su žmonėm iš administracijos ir ten irgi buvo tokia mintis išsakyta, kad kai vykdavo kažkokios audros ir tada vėjolūžos, vėjovartos, tai jiems tada pavykdavo, nu, tą medieną jau kažkaip tai apdoroti, apskaityti ir tada tuos lėšas skirti kitom funkcijom. Kažkada, aš nežinau, čia kas tą mintį yra pametėjęs, tikrai nemanau, čia yra idėja, kad taip ir buvo tie sprendimai tokie, kai, na, sakykime, daryti kokiam dar 10-metyje, kai tik tais ta struktūra kūrėsi saugomų teritorijų. Viskas atrodo taip persimaišę ir kaip dabar čia viską atspinti, ar tiesiog gyvenimas tęsi su tom tokiom duotybėmis? Ne, nu tai tęsiasi, nu ir tu nieko nedarysi, bet tai, kad, nu, sakykime, tu turi, kaip ir mes ir šnekame, visuomenės įtraukimas lygiai taip pat ir tu turi pats pirmiausia, nu, bandyti pažinti, suprasti, lygiai taip pat nu, galvoti, kad kitas taip pat ieško, bando suprasti ir yra geros valios vedamas, bet ir natūralu ateityje. Nu, ir nebijoti reikia. Ir tas, sakykime, pas mus bijoti, išsižioti, kad, nu, sakykime, plynas kirtimas gėris. Nu, tave, ko gero, visur apspjaudytų, apmėtytų akmenim, bet mano supratimu, kas yra plynas kirtimas. Nu, pirmiausia, apibrėžkime, kas yra plynas kirtimas, kur yra jo blogis, kur jo yra, nu, sakykime, gėris. Ir jeigu mes tarkime, pripažįstame, kad, sakykime, realiai plyni kirtimai, nu, 70-metyje, 80-metyje buvo kitokie negu dabar. Ir jie galėtų būti dar kitokie ir dabar, jeigu mes prisimintumėm, kai buvo panašus kirtimai, kurie gal ir plynais nevadinami, daromi prieš 100 metų,
Ar pasižiūrėtumėm, kodėl yra gerietis koksai čekas ar slovakas, kuris neturi plynų kirtimų iš viso. Bet nes jie nevadina 100 metrų ar mažesnių ten juostų iškirstų plynais kirtimais. Ir jeigu mes pasiskaitome, sakykime, 8 hektarai, dar kažkur ten, sakykime, kiek yra 8 hektarų biržų Lietuvoje? Dydžio? Dydžio. Turbūt netiek ir daug. Tai va, ir tiek kada gali būti. Aš suprantu, kad žmogus, tai jis jis visada, ką jis pamatys. Nesvarbu, ką jis žiūrės. Ar jis atėjęs į mišką pamatys kirtavietę, kur jis baisus yra dalykas. Ar jisai atėjęs, žiūrėdamas kokį Google ten žemėlapius, matys, visada tai yra kontrastas. Kirtavietės yra didesnis negu miško. Nuotolinių tyrimų vaizduose. Lygiai taip pat ir vietoviai, tu atėjęs, tu ėjai per mišką, ėjai, dabar negali pereiti, viskas pasiveikė. Kitas dalykas, tu žinai, kad kažkas įsidėjo ten 1-100 000 į kišenę, o man taip norėtųsi, kad tai man būtų, sakykime, natūralus pavydas kažkoksai, tai kyla. Ir jisai, bet iš kitos pusės, kas tai yra? Aš tai, pavyzdžiui, plyną kirtimą laikau išraišką to natūralaus trikdžio, kuris ir taip gamtoje įvyktų didesnį Lietuvos miškų dalyje, jeigu nebūtų žmogaus. Tai kas būtų? Tai būtų arba gaisras, arba būtų vėjovartos, arba būtų kenkėjai, kurie nužudo mišką dideliam seną, mišką dideliam plote ir po to jisai atsikuria, ir vėlgi formuojasi tas pats vėl vienamžis medynas. Ir tik tai tiek, kada mes plynų kirtimų iš principo pagreitinam tą patį. Sakykime, nukirtai, išdeginai kirtavietę, ką tu turi gaisravietę, tą natūralią gaisravietę, kurią, sakykime, ar tasai, sakykime, iškeliavo į atmosferą, anglis, ar jį iškeliavo į statybas, koks, sakykime, žiūrint iš miško ekosistemos skirtumas. Bet kuris kirtimas tam tikrą prasme gali laikoma, nes atsiranda erdvė ir laikomas plynų kirtimu. Ir jeigu grinai žiūrėti preciziškai, kas yra, net jis nėra apibrėžtas, tokio dalyko nėra. Sakykime, galėtų pasakyti, kad ten negali būti plotas, negali būti didesnis, bet kas pasakys, kada jis yra plynas. Turbūt bendrų sutarimų. Tai dėl to, kad taip manome, taip priimta laikyti. Kartais nesusimastai, kad, sakykime, kažko tai tu gali nepakęsti, bet Bet tai tiesiog vyksta ir vyksta. Toks priėmimas, galbūt suvokimas, kad tai yra resursas, kuris yra naudojamas. O dar vienas toks dalykas irgi man įdomus, gal jo galėsime rezimuoti. Kaip technologijos gali keisti miškininkystę? Jeigu taip žiūrėti labai futuristiškai, tarkime, už 50-100 metų, kaip galėtų atrodyti miškų sektorius? Paimkime nuo pat kokio tai genetikos, nuo sodmenų išauginimo ir panašiai. Kiek mes dabar turime, tarkim, tos pačios eglės, 200 kubinių metrų 20 metų. Tai sunku įsivaizduoti, sakykime, tokio našumo. Štai, sakykime, Švedijoje matome, kur iki trečdalio padidintas yra medžių produktyvumas, grinai, sakoma, selekciniam priemonėm. Tai lygiai taip pat ir čia, aš jau nekalbu apie kokius ten hibridinius drebulės ar tuopas ar panašius dalykus, bet tos paprasčiausios, tos pačios kiekis didžiulis yra potencialas. Kitas dalykas yra, aš tai manau, mano tai yra sritis vis tiek yra su sprendimų priėmimu ir tam reikalinga informacija. Ir tiek, kad šiandien tikrai nėra techniškai problemiška surinkti informaciją vos ne apie kiekvieną miško medį. Čia visokių yra bandymų, mes esame girdėję, kad kažkas paėmė ir suskaičiavo ir labai išreklamavo ir televizijoje matėme ir konferencijose pristatinėję, Lietuvoje suskaičiavome 300 milijonų medžių ar kažkiek tai panašiai.
Tai kaip pasakiusi, maždaug po 2 kubinius metrus vienas medis. Nu, tai galbūt ir ne medžius jis suskaičiavo, medžių grupės ir panašiai. Bet tiek, kad, jeigu tu ir, sakykime, ir čia inventorizacija dabar, kur, tarkim, urėdija daro, sakykime, turi žinoti, galbūt ne visų, bet, tarkim, sakykime, 75% medžių padėtis, jų savybės ir juos stebėti laikui bėgant, nesudaro didelių problemų. Aišku, mes neturime surinkę tokią informaciją, su kuo ją valgysim, kam panaudosime. Čia vėlgi natūralu, kad miškininkystė vis tiek yra, nėra įvykdoma medžio lygmenių. Galbūt ir būtų galima, kaip sakiau, trečdalį teritorijos medžio lygmenių ūkininkauti, bet vis tiek mes ūkininkaujame medžių grupių lygmenių, bet vėlgi tas informacijos detalumas ir jos atnaujinimo, negaliu sakyti, kad tai yra labai jau pigų, bet mes pažiūrėkime, kiek tarkime, ortofotografiniai žemėlapiai, kiek jie atpigo per, sakykime, per pastaruosius, 20 metų ir kiek keitėsi technologijos ir kiek, aš net, dabar, jeigu koks milijonas hektarų teritorijos, grubiai 50-60 tūkstančių eurų, aukščiausios kokybės fotoplanai, kurie, prieš 20 metų būtų 500 000. Gal taip grubiai įvertinti. Sakykime, gal net mažiau kainuotų, bet 100-200 tūkstančių galima, dabartiniam kainom, jeigu, sakykime, perėjus. Bet tai tiek, kad tas pats lazerinis skenavimas, kuris, dabar 7 taškai kvadratinį metrą, kažkur tai kiek tai milijonas projektas, gal mažiau net negu milijonas. Tai yra informacijos kiekiai didėja, jų kaina pinga, tik tai reikia mokėti paimti ir naudoti. Aš čia tikrai nenoriu kažką tai fantazuoti, kad čia, sakykime, bet mes matome pavyzdžius miškų sektoriaus skaitmenizacijos, yra Suomijoje, Švedijoje, Norvegijoje, mes su jais, su kolegomis labai dirbame ir pabandysime irgi čia surengti 26 metais tokią miškų skaitmenizacijos konferenciją, didžiulį renginį, kuris būtų ne tik mokslinis, bet orientuotas ir į politikus, ir į, sakykime, į žiniasklaidą, ir tiesiog, nes realiai, jokas, kaip pasakius, jokų, bet tai realiai tai čia iš tikrųjų tai yra centras pasaulinis, mes galbūt čia fantazuojame, kad prisijungėme, bet, sakykime, aplink Baltijos jūrą yra, kas miškų skaitmenizacijoje yra daugiausia padaryta ir tie tendencijos, tokios, kaip pasakius, realiai, čia sunku, aišku, viskas ateina nuo informacijos, viskas ateina ir nuo tų apdorojimo sprendimų. Bet surinkus visą tą informaciją, apdorojus ją, kas tada galėtų pasikeisti? Visada, kas valdo informaciją, tas valdo. Ir jeigu tu žinai, ką tu turi, žinai išteklius ir tu žinai tiksliai tuos išteklius, visada tavo bus sprendimas geresnis. Tu žinosi daugiau, ne tik tai žinosi apie atskirus medžius, sakykime, bet tu žinosi, jeigu tu galėsi stebėti, žinosi, kuris medis yra didelis, kuris yra mažas, kuris yra ąžuolas, kurį reikia palikti galbūt, ar kurio nežinoji, ar žinosi, kad čia, sakykime, yra lizdavietės, kurias reikia šiuo metu, sakykime, saugoti čia, kažko tai nedaryti ir panašiai. Kad ir to pačio turio žinojimas, algoritmus teikia ir kolegos dabar apdoroja Suomijos miškų inventorizacijos lazerinio skenavimo duomenis. Ir tu pamatai, kai tu žinai realiai ištekliai, kaip jie yra pasiskirstę teritorijoje. Pasakykime, tas pats harvesteris, jisai yra kažkur tai biržėje kokioje tai. Ir jis kiekvieną rytą keičia programą, kirtimo programą ir skersavimo programą pagal tai, koks yra
aplinkinių lentijų resursas. Tiesiog, žinai, kur yra tų sortimentų koncentracijos, kad, nu, sakykime, čia paimti, o čia nebekišnosios. Vien dėl to, kad pasikeitė ten paklausa kažkur tai regiono artimiausiuose lentijose. Stebėšia Švedijoje, tarp kitko, irgi žiūrėjom, nu, kai, sakykime, jis ateina į rytą, jis dar nežino, ką gamins. Nu, jeigu niekas nepasikeitė, jis daro pagal tą pačią programą. Bet jeigu jis gavo informaciją, kad, nu, va šiandien mes vešime ten jau nebe į tą, o į kitą, na, jisai faktiškai keičia skersavimo programas kažkokias, tai kitokias sortimentus pradeda gaminti. Nes atrodo, kad ir pats tas miško sudėties formavimas, jisai irgi gali būti tiksliau atliekamas, turint įrangą, turint žinojimą. Ne, nu, iš tikrųjų mes šnekame apie tikslę miškininkystę. Kaip yra, sakykime, tikslioji žemdirbystė, kur ten dažniausiai, kai ten prietaisas žino, kur ką išpurkšti ir panašiai, bet miškininkystė yra ženkliai plačiau. Tai vienas dalykas tai yra žinoti apie išteklių padėtį, nu, kaip aš sakiau, galbūt gal medžio grupių lygmenių, žinoti jo įvairiausias savybės, nu, bet kita vertus, miškininkystė tai nėra vien tik tai tas, kas vyksta miško žemės teritorijoje. Mums taip pat reikia žinoti ir sprendimus derinti su per visą vertės grandinę iki galutinių vartotojų, kuris, nu, sakykime, aš vėl nekalbu vien tik tai apie medieną, bet ir apie, nu, sakykime, įvairiausias tas ekosisteminės paslaugas, bet kuriuo atveju, nu, mes artėjam, sakykime, irgi tas Digital Product Passport, nu, kur tavo baldam artimiausių metų reikalinga turėti mikroschemą, kur visa to baldo istorija turės būti atsekta nuo kur jis augo, kada buvo nukirstas, kaip jis buvo nukirstas, kaip keliavo, kur ir kaip buvo perdirbama ir čia technologija. Taip. Atrodo, kad tie žingsniai jau žengiami. Ir ačiū Gintautai, kad pasidalinote savo patirtimi apie miškininkystę, kad praplėtėte akiratį. Kol kas iki.